Sveiki visi. Dėkoju, kad susirinkote šį gražų trečiadienio rytą. Esu Martynas Bielskis, advokatų profesinės bendrijos Cobalt asocijuotas teisininkas. Mokesčių srityje, o tarp jų ir sandorių kainodaros srityje praktikuoju jau daugiau nei 8 metus. Be to konsultuoju klientus įvairiais pelno mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir nekilnojamo turto mokesčio klausimais. Šiandien pristatysiu Jums temą, kuri gali būti aktuali didžiai daliai webinare dalyvaujančių asmenų. Galbūt jau teko girdėti apie susijusių asmenų sandorių kainodarą, ištiestosios rankos principą ar griežtus dokumentavimo reikalavimus. Net jeigu apie tai girdite pirmą kartą, tikiuosi bus įdomu ir naudinga visiems pagilinti žinias šią temą. Šios dienos temą suskirščiau į kelis etapus. Tai pirmiausia, supažindinsiu su sandorių kainodaros teisiniu reguliavimu. Sužinosite, kas yra tas ištiestosios rankos principas ir kokie teisės aktai numato šio principo įgyvendinimą. Taip pat sužinosite, kokios sankcijos kyla mokesčių mokėtojams dėl kainodaros taisyklių ir dokumentavimo tvarkos nesilaikymo. Po to aptarsiu esminius sandorių kainodaros taisyklėse įtvirtintus reikalavimus asocijuotiems asmenims. Sužinosite, kokius dokumentus ir kada privaloma pasirengti ir pateikti mokesčių administratoriai. Šiek tiek vėliau pateiksiu 5 praktinius patarimus, kaip nesuklysti ir tinkamai įgyvendinti asocijuotų asmenų sandorių kainodaros reikalavimus, bei apžvelgsiu valstybinės mokesčių inspekcijos praktiką, su kuria mes susidurėme atstovaudami klientus. O viso webinaro metu kviečiu Jūs pateikti įvairius klausimus, kuriuos pasistengsiu aptarti šio webinaro pabaigoje. Jeigu turėsite klausimų, kurių nenorite aptarti webinaro metu, galite parašyti man asmeniškai elektroniniu paštu, po webinaro galėsime susisiekti, aptarti detaliau. Tai visgi, kas yra tas ištiestosios rankos principas ir kam jisai yra taikomas? Tai teisės aktai šį principą apibrėžia gana painiai, tačiau paprastai tariant, šis principas reiškia, kad tarp asocijuotų asmenų sandoriai turi būti vykdomi rinkos sąlygomis. Labai svarbu suprasti, kad asocijuoti asmenys pagal įstatymus gali būti ne tik juridiniai asmenys, bet tuo pačiu ir fiziniai asmenys. Pagrindiniai įstatymai, kurie numato ištiestosios rankos principo įgyvendinimą, yra pelno mokesčio įstatymas ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Mokesčių inspekcija, vadovaudamas šiais įstatymais, gali koreguoti tarp asocijuotų asmenų įvykusių sandorių kainas ar sugeneruotą pelną ar nuostolį, jeigu nustatytų, jog tokie sandoriai neatitiko rinkos sąlygų. O mokesčių mokėtojai dėl to gali būti papildomai apmokestinami. Asocijuotų asmenų sandorių kainodaros dokumentacija turėtų būti rengiama pagal taisyklės, kurios yra patvirtintos finansų ministro įsakymu numeriu 1K123. Šios taisyklės dar kitaip yra vadinamos sandorių kainodaros taisyklėmis. Nepaisant to, kad jos yra dokumentacijos taisyklės, jos realiai nustato paties ištiestosios rankos principo įgyvendinimą. Nereikėtų apsigauti, kad taisyklės kalba tik apie dokumentaciją. Šios taisyklės ne tik nustato kriterijus mokesčių mokėtojams, kurie privalo dokumentuoti asocijuotų asmenų sandorius, bet taip pat nustato gaires, kaip turėtų būti apskaičiuojama tikroji rinkos kaina ir įgyvendinamas ištiestosios rankos principas. Tikriausiai ne vienas esate girdėję savokas asocijuoti asmenys ar susiję asmenys, bet iki galo nebuvo aišku, ar tai vienas ir tas pat, ar visgi šios savokos kažkuo skiriasi. Štai jums trumpas paaiškinimas.
tiek pagal pelno mokesčio įstatymą, tiek pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą asocijuoti asmenys yra skirstomi į dvi grupės. Tai gali būti susiję asmenys arba viena sandorio šalių gali daryti įtaką sandorio sąlygoms, dėl kurių kita šalis negautų savo maksimalios ekonominės naudos. Detalus susijusių asmenų sąrašas yra pateikiamas tiek pelno mokesčių įstatyme, tiek gyventojų pajamų mokesčių įstatyme, bei oficialiuose šių įstatymų komentaruose. Tai pavyzdžiui, gali būti dvi įmonės, kurios vadovauja tas pats asmuo, arba vienoje iš jų vadovauja sutuoktinis ar giminaitis. Taip pat įmonės, kuriuose akcininkas turi po 25% ir daugiau akcijų. Taip pat tai gali būti akcininkas fizinis asmuo ir jo kontroliuojama įmonė, arba netgi du fiziniai asmenys. Net jeigu pagal įstatymą nėra asmuo laikomas susijusiu, mokesčių inspekcija gali vertinti, ar asmuo gali būti laikomas asocijuotu ir daryti įtaką sandorių sąlygoms. Pavyzdžiui, įmonės A pagrindinis klientas yra įmonė B, iš kurios įmonė A uždirba apie 90% apyvartos, o iš kitų pirkėjų uždirba likusius 10%. Tai tokiu atveju yra didelė tikimybė, kad mokesčių inspekcija įmonę A ir įmonę B pripažintų asocijuotais asmenimis. Paklaustumėt, kodėl? Todėl, kad įmonės A veiklos rezultatai, tai būtų pajamos, pelningumas ir kiti rodikliai, smarkiai priklauso nuo įmonės B sprendimų. Apibendrinant, matome, kad asocijuotų asmenų sąvoka yra platesnė už susijusių asmenų sąvoką, todėl galima pritaikyti tokią analogiją ir sakyti, kad ne visi susiję asmenys yra laikomi asocijuotais asmenimis, bet visi asocijuoti asmenys yra susiję asmenys. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kaip įstatymuose yra nurodyta, kada asmenys yra laikomi susiję. Rašoma, bet kurią ataskaitinio mokestinio laikotarpio arba mokestinio laikotarpio buvusio prieš ataskaitinį laikotarpį dieną. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu asmuo, tarkime, 22 metais buvo nors vieną dieną laikomas susijusiu asmeniu, tas asmuo taip pat bus laikomas susijusiu ir 23 metais ir dėl to tokiems asmenims bus taikomi sandorių kainodaros taisyklių reikalavimai. Kai kalbame apie sandorius, tai sandorius reikėtų suprasti labai plačiai. Tai gali būti bet kokio tipo transakcijos, kurios turėtų būti atlygintinos. Ar tai būtų prekių, paslaugų, nekilnojamo turto, prekių ženklų ar kito turto pirkimas, pardavimas, ar tai būtų licenzijos suteikimas ar paskola, visa tai yra suprantama kaip sandoris. Tarkime, motininė įmonė laiduoja už dukterinę įmonę. Savo esme laidavimas yra sandoris ir pagal viską jis turėtų būti atlyginimas. Taigi sandorių, kuriuos mokesčių inspekcija gali tikrinti, sąrašas nėra baigtinis ir visais atvejais mokesčių inspekcija žiūrės, ar vykdyti sandoriai buvo atlygintini ir ar sutartos sąlygos buvo artimos rinkos sąlygoms. Taigi, kokios pagrindinės pasekmės kyla mokesčių mokėtojams dėl sandorių kainodaros tvarkos nesilaikymo? Kaip jau minėjau, mokesčių inspekcija gali pakoreguoti sandorių kainą, dėl kurios mokesčių mokėtojas gali būti papildomai apmokestinamas. Apmokestinimas gali atsirasti dvejopų būdų. Mokesčių inspekcija gali padidinti mokesčių mokėtojo pajamas arba sumažinti sąnaudas. Pavyzdžiui, jeigu mokesčių inspekcija nustatytų, kad įmonė iš sandorių su asocijuotais asmenimis turėjo uždirbti daugiau, tai atitinkamai jai būtų priskaičiuota daugiau apmokestinamųjų pajamų. O jeigu inspekcija nustatytų, kad sumokėta kaina už prekes ar paslaugas buvo per didelė, atitinkamai sumažinti sąnaudų. Tokios korekcijos būtų atliekamos įmonės pelno mokesčių deklaracijoje ir atitinkamai mokesčių mokėtojai būtų apmokestinami.
Jeigu po patikrinimo mokesčių mokėtojai būtų priskaičiuoti papildomai mokėtini mokesčiai, mokesčių inspekcija gali skirti baudą, kuris siekia nuo 20 iki 100% nuo nesumokėtos mokesčių sumos, bei gali priskaičiuoti delspinigius. Taip pat dėl sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymo gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal administracinio nusižengimo arba taip vadinamo ANK 188 straipsnį. Minimali bauda prasideda nuo 1820 eurų, o pakartotiniai pažeidimai gali užtraukti baudą iki 6000 eurų. Iš pirmo žvilgsnio galite pagalvoti, kad baudos suma nėra didelė, tačiau gavus minimalią baudą pagal ANK 188 straipsnį, įmonei gali kilti ir kitų papildomų pasekmių. Mokesčių administravimo įstatymas įtvirtina kriterijus, kuomet mokesčių mokėtojai gali tapti nepatikimais mokesčių mokėtojais. Vienas iš įstatymo punktų, viename iš įstatymo punktų yra nurodyta, jog mokesčių mokėtojai gavus baudą, kurios suma viršyje 1500 eurų ir ši bauda buvo paskirta pagal vieną iš išvardintų ANK straipsnių, pavyzdžiui, jau minėtas 188 straipsnis, tuomet įmonė gali būti įtraukta į nepatikimų mokesčių mokėtojo sąrašą 1 metams. Žinoma, šis mokesčių administravimo įstatymas numato ir griežtesnes sankcijas, jeigu mokesčių mokėtojai būtų laikomi nepatikimais pagal kitus kriterijus. Pavyzdžiui, įmonė buvo bausta už nelegalų darbą arba įmonei buvo priskaičiuota daugiau kaip 15 000 eurų mokesčių. Tokiais atvejais įmonė gali būti įtraukta į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą ir 3 metams. Svarbu pažymėti, kad įmonė nepatikima mokesčių mokėtoja neša karmą įmonės vadovui. Tai reiškia, kad nepatikimos įmonės statusą turinčios įmonės vadovui išėjus vadovauti į kitą įmonę, ta kita įmonė taip pat būtų įtraukiama į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, kol sueis nepatikimo statuso galiojimo terminas. Taigi, kokios sankcijos gresia įmonėms, kurios turi nepatikimumo statusą? Vienas svarbiausių momentų tai, kad tokios įmonės negali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Jeigu įmonės didžioji dalis susidaro iš dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose, ši sankcija kaip reikiant apribotų verslo vystymą. Įmonės, kurios turėjo paramos gavėjo statusą, jo netenka, o įmonės norinčios įgyti šį statusą negalės to padaryti, kol tokia įmonė nebus išbraukta iš nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašo. Taip pat įmonėms taikomi ilgesni mokesčių patikrinimo senaties terminai. Įprastai mokesčių inspekcija gali tikrinti pelno mokestį ar pridėtinės vertės mokestį už einamuosius ir praėjusius 3 metus, o nepatikimi mokesčių mokėtojai gali būti tikrinami už praėjusius 5 metus. Atkreipiu dėmesį, kad mokesčių inspekcija sandorių tarp susijusių asmenų kainodarą visais atvejais gali tikrinti už praėjusius 5 metus. Be to, į sąrašą įtrauktos įmonės yra skelbiamos viešai mokesčių inspekcijos puslapy, todėl nepatikimos įmonės gali netekti kreditorių, klientų ar prarasti ryšius su verslo partneriais. Todėl žala reputacijai būtų neišvengiama. Kaip matote, sandorių kainodarą reglamentuoja įvairūs teisės aktai, o nusižengimas reikalavimus gali užtraukti ne tik administracinę atsakomybę, bet ir turėti kitų papildomų pasekmių. Toliau keliaukime prie esminių sandorių kainodaros dokumentavimo reikalavimų, kokiems subjektams ir kokius dokumentus reikia pasirengti. Pagal Lietuvos sandorių kainodaros taisyklės, asocijuotų asmenų sandorių kainodaros dokumentaciją šalies bylą privalo rengti Lietuvos įmonės, kurių metinė apyvarta viršija 3 milijonus eurų.
Apyvartos rodikliai, žinoma, nėra taikomi finansų įmonėms, kredito įstaigoms ar draudimo įmonėms, todėl šios įstaigos turėtų rengti kainodaros dokumentus nepriklausomai nuo apyvartos. Pagrindinę duomenų bylą arba taip vadinamą grupės bylą privalo rengti Lietuvos įmonės, kurių metinė apyvarta viršė 15 milijonų eurų. Pažymėtina, kad pagal sandorių kainodaros taisyklės dokumentuojami turėtų būti tik tie sandoriai, kurių apyvarta viršė 90 tūkstančių eurų. Tačiau kainodaros taisyklėse yra numatytų ir išimčių. Pavyzdžiui, jeigu dvi šalys vykdo kelis tokius pačius sandorius arba sandoriai yra nesiejamai susiję vienas su kitu ir bendra tokių sandorių vertė viršė 90 tūkstančių eurų, tai tokiu atveju kainodaros dokumentacija būtų privaloma rengti. Arba jeigu vykdote sandorius su tikslinėse teritorijose įsteigtomis įmonėmis, tokiu atveju sandoriai turėtų būti dokumentuojami nuo 1 euro. Pavyzdžiui, laikykime, kad įmonė A ir įmonė B yra asocijuoti asmenys. Tarkime, 23 metais įmonė A pardavė prekių įmonėje B už 50 tūkstančių eurų ir vėliau tais pačiais metais pardavė papildomai prekių už 45 tūkstančius eurų. Bendra įmonės B įsigytų prekių vertė per metus laiko viršė 90 tūkstančių eurų, todėl tiek įmonė A, tiek įmonė B būtų privaloma dokumentuoti tokius sandorius. Arba, sakykime, 23 metais įmonė A pirko prekių iš įmonės B už 25 tūkstančius eurų, įmonė B yra įregistruota Rusijoje, tai noriu priminti, kad Lietuva nuo 23 metų gruodžio mėnesio įtraukė Rusiją į tikslinių teritorijų sąrašą. Todėl neatsižvelgiant į tai, kad sandorio vertė su asocijuotu asmeniu 23 metais buvo mažesnė kaip 90 tūkstančių eurų, tokie sandoriai nuo šiol privalo būti dokumentuojami nuo 1 euro. Asocijuotų asmenų sandorių kainodaros patys sandoriai turėtų būti privalomi dokumentuojami ataskaitoje FR 0528, dar kitaip vadinama asocijuotų asmenų ataskaita. Ši ataskaita turi būti teikiama mokesčių inspekcijai kartu su pelno mokesčio deklaracija. Pakalbėkime šiek tiek apie mokesčių mokėtojų pareigą pasirengti ir pateikti kainodaros dokumentus mokesčių inspekcijai. Kainodaros dokumentus įmonės privalo rengti iki sekančio mokestinio laikotarpio 6 mėnesio 15 dienos. Šis laikotarpis sutampa su pelno mokesčio deklaracijos pateikimo laikotarpiu. Jeigu įmonės mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu laikotarpiu, tuomet kainodaros dokumentų pasirengimo terminas būtų iki birželio 15 dienos. Jeigu įmonės mokestinis laikotarpis prasideda, tarkim, balandžio 1 dieną, tai oficialus terminas turėti kainodaros dokumentus būtų sekančių metų rugsėjo 15 diena. Nors pačios sandorių kainodaros dokumentavimo taisyklės yra griežtos, mokesčių inspekcija nereikalauja pateikti kainodaros dokumentų iki nustatyto pasirengimo termino. Šie dokumentai turėtų būti pasirengiami ir saugomi archyvuose ir jeigu mokesčių inspekcija paprašytų pateikti tokius dokumentus, jūs privalote pateikti juos per 30 kalendorinių dienų. Tačiau įsivertinkite, ar nereikia pasirengti ir pateikti kainodaros dokumentų kasmet pagal kitų šalių teisinį reguliavimą. Yra šalių, kurios įpareigoja mokesčių mokėtojus kasmet teikti kainodaros dokumentus. Lietuva kol kas tokios pareigos nenustato. Klientai dažnai klausia ir patys susimaišo dėl kainodaros dokumentų atnaujinimo terminų. Tai įprastai šalies byla turi būti atnaujinama kasmet,
Tačiau palyginamoji studija, jei tokia buvo atlikta, gali būti atnaujinama kas 3 metus, jeigu ekonominės aplinkybės rinkoje reikšmingai nekinta. Atsižvelgiant į šių dienų aktualijas, manytina, kad ekonominės aplinkybės rinkoje jau yra pasikeitusios. Pavyzdžiui, palūkanų norma rinkoje per paskutinius 2 metus išaugo apie 2 kartus, kai anksčiau laikydavosi stabiliai ir žymiai nekito. Todėl rekomenduoju įsivertinti, ar nebūtų pats laikas atsinaujinti palyginamosius tyrimus ir pasikoreguoti sandorių kainodarą. Pagrindiniai duomenų bylai kainodaros taisyklės tiesiogiai nenumato atnaujinimo termino, tačiau reikalaujama, kad byloje pateikta informacija būtų aktuali kontroliuojamojo sandorio vykdymo mokestiniu laikotarpiu. Taigi, bet kokiu atveju rekomenduotina persižiūrėti ir pagrindinės duomenų bylos informaciją ir kiek reikia ją atnaujinti kasmet. Kainodaros dokumentai gali būti rengiami bet kuria kalba ir šių dokumentų originalai gali būti pateikiami mokesčių inspekcijai. Mokesčių inspekcija gavusi tokius dokumentus užsienio kalba tiesiog pateiks jums terminą šių dokumentų išvertimui į lietuvių kalbą. Kadangi susipažinote su pagrindine ir taip sakyčiau bazinę informaciją apie asocijuotų asmenų sandorių kainodarą, noriu Jums pateikti 5 praktinius patarimus, kaip nesuklysti ir tinkamai įgyvendinti taip vadinamą ištiestosios rankos principą. Tai pirmasis patarimas. Dokumentuokite asocijuotų asmenų sandorius, net jeigu įmonės metinė apyvarta neviršijo nurodyto 3 milijonų eurų apyvartos. Net jeigu jums oficialiai nekyla prievolės rengti kainodaros dokumentų, teisės aktai jūsų neatleidžia nuo pareigos sandorius vykdyti rinkos sąlygomis, o mokesčių administratoriai teks įrodyti, kad jūsų sandoriai atitiko rinkos kainas. Todėl iš tiesų kainodaros dokumentacija yra pravartu ruoštis, net jeigu neviršijote 3 milijonų eurų apyvartos. Tokiems dokumentams nebūtų privalomi visi formos reikalavimai, užtektų apsirašyti pagrindinius kainodaros principus, pavyzdžiui, sandorių sąlygas, šalių prisiimamas funkcijas, rizikas, bei apsirašyti, kokiu metodu buvo nustatyta sandorių kaina. Mokesčių inspekcijai atėjus patikrinti asocijuotų asmenų sandorių kainą, jums nebereikės sukti laiko 3 ar 4 metus atgal ir ieškoti priežasčių, kodėl kaina tuomet buvo nustatyta tokia, o ne kitokia. Iš anksto pasidarę namų darbus sutaupysite ne tik laiko, bet ir nervų. Antrasis patarimas. Taikykite 5 procentų antkainį, jeigu teikite mažos pridėtinės vertės paslaugas. Šiaip kainodaros dokumentavimo ašis yra rinkos kainų rėžio nustatymas, bet Lietuva yra unikali ir numato šiokį tokį palengvinimą. Lietuvos mokesčių mokėtojai gali parduoti arba pirkti prekes su 5 procentų antkainiu tik tokiais atvejais, jeigu tokios paslaugos nėra didelę pridėtinę vertę kuriančios paslaugos, o labiau yra administracinė, pagalbinio pobūdžio paslaugos, kainodaros taisyklės netgi tiesiogiai įvardyja, kokios tai gali būti paslaugos, pavyzdžiui, personalo valdymo, informacinių technologijų taikymo, apskaitos, audito, teisinės, techninės pagalbos ir kito panašaus pobūdžio paslaugos. Svarbu, kad paslaugą teikianti šalis neprisimtų reikšmingų rizikų ir jų nesukurtų. Jeigu paslaugų sutartyje nustatote, kad tarp mažos pridėtinės vertės paslaugų teiksite ir aukštesnę pridėtinę vertę kuriančias paslaugas, tai aukštos ar aukštesnės pridėtinės vertės paslaugų kainą turėtumėte vertinti atskirai.
Jeigu teikiate tik žemos pridėtinės vertės paslaugas, jums nebereikia atlikti papildomo palyginamojo tyrimo, galite tiesiog uždėti 5 procentus ant sąnaudų. Tačiau labai svarbu yra atkreipti dėmesį į tai, ant kokių sąnaudų turite taikyti 5 procentų antkainį. Įprastai 5 procentus turėtume taikyti ant visų su tokių paslaugų teikimu susijusių išlaidų. O susijusios išlaidos gali būti tiek tiesioginės, tiek netiesioginės. Tiesioginės išlaidos gali būti, pavyzdžiui, darbuotojų darbo užmokestis, medžiagų ar įrangos sąnaudos, transporto išlaidos, o prie netiesioginių galite priskirti patalpų nuomos išlaidas, administracinės išlaidas ofiso reikmėms, rinkodaros ir reklamos išlaidas, komunalinės išlaidas ir panašiai. Priskirti tiesioginės sąnaudas galima labai lengvai, tačiau ką daryti su netiesioginiam sąnaudom, kai klientų yra ne vienas ir ne du. Kiekvienu atveju reikėtų, žinoma, vertinti individualiai, tačiau esminis momentas yra nusistatyti netiesioginių sąnaudų paskirstimo raktą. Tai reiškia, kad netiesioginės sąnaudos gali būti paskirstomos, pavyzdžiui, proporcingai pagal pajamas gautų iš skirtingų klientų arba pagal prekių įsigijimo savikainą arba bet kokį kitą rodiklį, pagal kurį sąnaudos būtų protingai priskiriamos kiekvienam klientui, tiek susijusiam, tiek nesusijusiam. Jeigu nustatėte, kad teikiamos paslaugos yra kuriančios mažą pridėtinę vertę ir įsivertinote susijusių išlaidų bazę, jums taip pat reikia turėti rašytinių įrodymų, jog suteiktos paslaugos buvo kuriančios mažą pridėtinę vertę. Tai galite pagrįsti tiek sutartimis, tiek atskirų rašytinių paaiškinimų, kuriame gali būti aprašyta, tarkim, atlikta įmonių funkcinė analizė, nustatyti išlaidų paskirstimo kriterijai, nurodytos darbuotojų pareigybės, kurie teiks šias paslaugas ir panašiai. Bet kokiu atveju kažkokį pagrindimą turėsite pateikti mokesčių inspekcijai, jeigu šią temą būtų atliekamas mokestinis patikrinimas. Vieni populiariausių sandorių, kuriuos mokesčių administratorius tikrina, tai paskolos tarp susijusių asmenų. Jeigu nežinote, kaip tiksliai nustatyti ištiestosios rankos principą atitinkančią palūkanų normą, tai galite padaryti keliais būdais. Pirmiausia, turėtumėte įsivertinti, ar turite tinkamų vidinių palyginamųjų sandorių. Dažnu atveju įmonių grupėse būna viena arba kelios koncentruotos įmonės, kurios atlieka grupės finansavimo funkciją. Tačiau tokios įmonės ne visada teikia paskolas tik grupės įmonėms, būna, jog paskolos būna suteikiamos ir nesusijusiems asmenims. Jeigu sandorių sąlygos tarp susijusių ir nesusijusių asmenų reikšmingai nesiskiria, gali būti, kad turite tinkamų vidinių palyginamųjų sandorių ir atitinkamai susijusiems asmenims turėtumėte taikyti panašią palūkanų normą, kokią taikote ir nesusijusiems asmenims. Prieš priimdami tokius sprendimus turėtumėte įsivertinti paskolos sumas, grąžinimo terminus, įkeitimus, garantijas, laidavimus ir kitą su paskolų sutartimis susijusią reikšmingą informaciją. Jeigu tinkamų vidinių palyginamųjų sandorių neturite, atsižvelkite į Lietuvos banko ir Europos centrinio banko palūkanų normas. Atkreipiu dėmesį, kad ši statistika yra tik bendro pobūdžio, o skelbiamos palūkanų normos dažnu atveju vėluoja 1 arba 2 mėnesius. Šioje statistikoje skaičiuojama vidutinė palūkanų norma, neatsižvelgiant į tai, ar sandoriai buvo su garantiniais užtikrinimais ar ne. Nors viešumoje matome mokesčių inspekcijos poziciją, kuria sakoma, kad bankų skelbimi statistiniai duomenys tai yra tik bendra informacija, tačiau praktikoje esame matę, kaip mokesčių inspekcija klientui priskaičiavo palūkanas atsižvelgdama į Lietuvos banko palūkanų normą,
kuri buvo skelbiama paskolos sutarties sudarimo dieną. Tai Lietuvos banko skelbiama statistika kaip ir gali būti orientacinis rodiklis, nustatant palūkanų normą tarp asocijuotų asmenų. Taigi, jeigu nežinote, kokią palūkanų normą taikyti, geriau taikykite palūkanų normą, kuri yra artima nurodytai Lietuvos banko statistikai. Taip sumažinsite riziką, kad įmonėje ar akcininkui būtų priskaičiuota papildomai palūkanų pajamų arba įmonėms būtų nurašyta dalis palūkanų sąnaudų į neleidžiamus atskaitimus. Siekiantiems dar tikslesnio rezultato gali tekti įvertinti įmonės skolininkės kredito reitingą ir atlikti palyginamąją analizę išorinėse duomenų bazėse, tokiuose kaip Bloomberg ar Thomson Reuters. Šiuose duomenų bazėse pagal suvestus tam tikrus kriterijus galėsite matyti, su kokia palūkanų norma rinkoje būtų skolinama panašų kreditingumą turinčioms įmonėms su panašiomis paskolų sąlygomis. Taigi būdų nusistatyti rinkos palūkanų normą tikrai yra, nustatę ir sutartyse užtvirtinę palūkanų normą, nepamirškite, kad ši palūkanų norma taip pat turėtų būti nuolat peržiūrima. Įprastai klientams rekomenduojame persižiūrėti ir pasitikslinti palūkanų normas bent kartą per metus. Kainodaros taisyklės leidžia kas 3 metus arba tada, kai reikšmingai kinta ekonominės aplinkybės rinkoje. Kaip jau minėjau anksčiau, palūkanų norma per paskutinius 2 metus išaugo apie 2 kartus. Dėl tokių pokyčių taip pat turėtumėte įsivertinti, ar asocijuotiems asmenims skolinti ne per pigiai ir galbūt būtų pats laikas pasikoreguoti taikomą palūkanų normą. Ketvirtas patarimas. Peržiūrėkite įvykusius sandorius ir atnaujinkite kainodaros dokumentus. Šis patarimas, galim sakyti, yra trečiojo patarimo tęsinys, tačiau bendresnio pobūdžio, kadangi atnaujinimą reikėtų daryti ne tik paskolų sandoriams, bet realiai visiems sandoriams, kurie yra vykdomi tarp asocijuotų asmenų. Praktikoje dažnai klientai kreipiasi dėl kainodaros paslaugų, kuomet mokestiniai metai jau būna užsidarę arba prašo pagrįsti kainodarą už praėjusius 3 ar 4 metų laikotarpius. Gali būti, kad ne visais atvejais pavyks pagrįsti tokią kainodarą, o esant netikimams ištaisyti padėtį galėsite tik patikslindami pelno mokesčio deklaracijas. Dėl to atitinkamai galite susilaukti papildomo ir nereikalingo mokesčių inspekcijos dėmesio. Metų gale arba optimaliausia einamųjų metų paskutinį ketvirtį, peržiūrint įvykusius sandorius, galėsite įsivertinti, ar nereikia atlikti papildomų korekcijų. Neuždarius metų galėsite išrašyti papildomas arba kreditinės atskaitas tam, kad sandorių kainos arba uždirbamas pelnas patektų į reikalingas ribas. Todėl rekomenduoju asocijuotų asmenų sandorių kainodarą pradėti tvarkytis einamųjų metų paskutinį ketvirtį. Atnaujinti kainodaros dokumentaciją turėtumėt kasmet ne tik dėl to, kad asocijuotiems asmenims kyla prievolė laikytis ištiestos rankos principo, bet ir dėl to, jog toks reikalavimas yra tiesiogiai nurodytas kainodaros taisyklėse. Tik palyginamieji tyrimai gali būti atnaujinami rečiau, tai yra kas 3 metus, tačiau visais atvejais tyrimai turėtų būti atnaujinami, kai situacija rinkoje pasikeičia. Kad ir kokia nemaloni ši biurokratija būtų, tai gali duoti jums ir teigiamos įtakos. Visų pirma, tvarkingai susidėlioja kainodarą ir ją apsirašę žinosite, kad atėjus mokesčių inspekcijai jums dėl nieko nereikia jaudintis. Žinosite, kad įmonė nekils jokių papildomų mokestinių pasiekmių. Iš verslo pusės žiūrint, jeigu nuolat kontroliuosite asocijuotų asmenų sandorių kainas, metų pabaigoje peržiūrėsite sandorių rezultatus, galėsite suvaldyti pinigų srautus ir žinosite, kiek lėšų galite paskirti kitiems projektams. Na ir paskutinis patarimas.
Nesuklyskite pasirinkdami kainodaros metodą. Pagal Lietuvos sandorių kainodaros taisyklės gali būti taikomi 5 kainodaros metodai. Tai palyginamosios nepriklausomos kainos, perpardavimo kainos, sąnaudos plus, arba anksčiau dar buvo vadinamas kaštai plus metodas, taip pat pelno padalymo arba sandorių grynosios maržos metodas. Detaliai kiekvieno iš šių metodų neaptarinėsiu, kadangi tam reikėtų atskiro webinaro, tačiau paminėsiu kelis esminius aspektus. Prieš pasirenkant taikytiną kainodaros metodą, pirmą įsivertinkite kontroliuojamų sandorių rūšį, tarpusavio šalių atliekamas funkcijas, prisiemamas rizikas ir naudojama reikšmingą materialui ar nematerialui turtą ir tik tada vertinkite, kuris metodas jums labiausiai tinka. Pagal sandorių kainodaros taisyklės pirmenybė yra teikiama palyginamosios nepriklausomos kainos metodui. Tai reiškia, kad jeigu turite vienodas galimybės taikyti ir PNK, ir sandorio grynosios maržos metodą, tuomet turėtumėte taikyti PNK. Jeigu turite vidinių palyginamųjų sandorių, dažnu atveju jums turėtų tikti arba PNK, arba sąnaudos plus metodas. Taikydami palyginamos nepriklausomos kainos metodą turėtumėte lyginti prekių ar paslaugų kainas, o pagal sąnaudos plus metodą turėtumėte vertinti įmonės uždirbamą antkainį. Jeigu galite pagrįsti kainodarą taikydami tiek PNK, tiek kaštai plus metodą, tai kainodaros dokumentacijoje apsirašykite sandorius pagal abu metodus, kadangi tai labiau sustiprins jūsų gynybinę poziciją, kai reikės mokesčių inspekcijai įrodinėti, kad nustatytos kainos arba uždirbtas pelnas atitinka ištiestos rankos principą. Jeigu tinkamų vidinių palyginamųjų sandorių neturite, greičiausiai jums gali tekti taikyti sandorio grynosios maržos metodą, o jeigu vystote reikšmingą nematerialų turtą, galbūt net ir pelno padalymo metodą. Tokiais atvejais gali tekti atlikti palyginamai tyrimą išorinių paslaugų teikėjų duomenų bazėse, tokiuose kaip Amadeus, Royalty Range ar kita, ir lyginti atitinkamo profilio įmonių uždirbamą pelno maržą. Jeigu norite įgyvendinti ištiestosios rankos principą iš sandorių su asocijuotais asmenimis, turėtumėte uždirbti panašią pelno maržą, kokią uždirba kitos tokia pat veikla užsiemančios įmonės rinkoje. Tai buvo paskutinis praktinis patarimas. Dabar šiek tiek norėčiau aptarti valstybinės mokesčių inspekcijos praktiką, su kuria susidurėme, kai atstovaujame klientus santykiuose su VMI. Ką paskutiniu metu pastebėjome, tai kad mokesčių inspekcija tikrina ne tik sandorius tarp grupės įmonių įsteigtų skirtingose valstybėse, bet taip pat ir sandorius tarp Lietuvos įmonių. Galite pagalvoti, o koks skirtumas, jeigu vienai įmoniai priskaičiuos pajamas, o kitai sumažins sąnaudas. Tai rezultatas Lietuvos biudžetui bus nulis. Tai iš principo yra tiesa, tačiau mokesčių inspekcijos akiratyje atsiranda tokios įmonės, jeigu viena iš jų veikia pelningai, o kita nuostolingai. Nors formaliai Lietuvos įmonių sandoriai neprivalo būti dokumentuojami, įmonės vis tiek turi prievolę pagrįsti asocijuotų asmenų sandorių kainodaros atitikimą ištiestos rankos principų. Mokesčių inspekcijai atlikus korekcijas, nuostolingos įmonės sukauptas mokestinis nuostolis gali sumažėti, atitinkamai dėl to įmonė gali kelti į vėlesnius mokestinius laikotarpius arba perduoti grupės įmonėms tik mažesnę mokestinių nuostolių dalį. Kitas svarbus aspektas
Mokesčių inspekcija, tikrindama sandorius su asocijuotais asmenimis, tikrina ne tik jų kainodarą, bet ir tai, ar tokia įmonė buvo pajėgi teikti tokias paslaugas ar parduoti prekes. Atitinkamai, VMI žiūri, ar įmonėje buvo įdarbinti pakankamą kvalifikaciją turintys žmonės, ar buvo vykdomi susirašinėjimai, dėrybos, o galbūt paslaugų teikimai buvo samdomi tretieji asmenys. Jeigu iš rašytinių dokumentų visumos nesugebėsite pagrysti, kad paslaugos buvo faktiškai suteiktos, o prekės pirktos parduotos, rizikuojate, kad susijusios sąnaudos gali būti įtrauktos į neleidžiamus atskaitimus, dėl ko įmonėms padidėtų apmokestinamasis pelnas. Tuo atveju, jeigu dar tik planuojate vykdyti sandorius, rekomenduojama pirmiausia pasirengti sandorių kainodaros politiką ir nusistatyti kainodarą taikomą ateičiai. Jeigu sandorio pobūdis yra sudėtingas arba norite taikyti kitokią kainodarą, pavyzdžiui, skaičiuoti atlygį nuo įmonės kapitalo ar kitokio rodiklio, visada galite kreiptis į VMI dėl įpareigojančių sprendimo. O jeigu sandoris yra sudaromas tarp dviejų skirtingų valstybių įsteigtų įmonių, galite kreiptis dėl dvišalių pareigojančių sprendimų. Tokiais atvejais sprendimą priims ne tik Lietuvos VMI, bet ir tos kitos užsienio valstybės mokesčių administratorius. Įpareigojančių sprendimų priėmimo atveju gali būti nustatomi ir suderinami kainodaros principai tarp dviejų subjektų ir taip išvengiama potencialių mokestinių ginčų ateityje. Mokesčių administratorius pateikęs įpareigojantį sprendimą privalės laikytis tokios pozicijos 5 metus, todėl galėsite būti tikri, kad asocijuotų asmenų sandorių kainodara mažiausiai 5 metus atitiks ištiestosios rankos principą. Todėl visais atvejais prieš pradėdami vykdyti didelės vertės sandorius, nusistatykite kainodaros politiką ir įsivertinkite, ar nereikėtų taikomų kainodaros principų susiderinti su mokesčių inspekcija. Iš praktinės pusės šiek tiek pasigendu daugiau mokesčių inspekcijos išaiškinimų šitą temą. Pavyzdžiui, man bent jau asmeniškai nėra iki galo aišku, kaip šiuo metu mokesčių mokėtojai turėtų elgtis su atliktais palyginamaisiais tyrimais. Faktas, kad rinka yra pasikeitusi ir dėl to tikėtina reikia atsinaujinti palyginamąjį tyrimą, tačiau kaip elgtis, jeigu palyginamasis tyrimas yra atliekamas vadovaujantis Amadeus duomenų baze. Amadeus duomenų bazėje galite rasti duomenis, kurie yra vienų arba 2 metų senumo. Todėl jeigu mes dabar atsinaujinsime palyginamąjį tyrimą, kaip to reikalauja sandorių kainodaros taisyklės, mes nustatytume ištiestos rankos principą atitinkantį kainų intervalą iš duomenų, kurie nėra aktualūs sandorio vykdymo laikotarpiu. Tačiau jeigu mes palauktume tuos 1 ar 2 metus, kol Amadeus duomenų bazėje bus sukelta finansinė informacija apie, tarkime, 23 metų laikotarpį, mes formaliai pažeistume reikalavimą atsinaujinti palyginamąjį tyrimą tuos 1 arba 2 metus. Be to, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatyta, kad pelnas iš įvykusių sandorių turėjo būti didesnis, įmonė gali tekti tikslinti praėjusių metų pelno mokesčio deklaraciją, dėl ko įmonė automatiškai būtų priskaičiuojami delspinigiai. Taigi, tokius ir panašius klausimus rekomenduoju spręsti ne patiems, o derinti poziciją su mokesčių inspekcija raštu, kad ateityje nekiltų papildomų mokestinių rizikų. Apibendrinant, kainodaros esmė yra tokia, kad asocijuotiems asmenims turite parduoti prekes ar paslaugas tokiamis pačiomis sąlygomis, kaip ir nesusijusiems asmenims. Čia ir slypi visa kainodaros mintis. Jeigu susijusiam asmeniui parduodate prekes su 7 procentų antkainiu, o nesusijusiam asmeniui su 40 procentų antkainiu,
tai realiai jūs privalote taikyti didesnį antkainį ir susijusiam asmeniui. Tai ačiū visiems, kas išklausė manęs iki galo šitą, sakyčiau, sudėtingą temą. Tikiuosi pasisėmėte praktinių įžvalgų, kurias galėsite pritaikyti savo kasdienėje veikloje. O dabar atėjo metas peržiūrėti klausimus, kuriuos čia uždavėte. Šituo jas atsiversiu. Tai pirmas klausimas. Ar gali akcininkas savo įmonėje skolinti be palūkanų? Tuoj dar čia šiek tiek. Tarkim, turi juridinį vienetą, kuris atlieka investicijas ir jai skolina lėšas. Kokia praktika teisingiausia skolintis įmonėje atlikti investicijas? Tai, kaip ir minėjau, kad asocijuoti asmenys gali būti ne tik juridiniai, bet taip pat ir fiziniai. Ir tie patys asocijuoti asmenys yra laikomi tiek pats akcininkas, tiek jo įmonė. Todėl be palūkanų skolinti nerekomenduoju, kadangi akcininkui greičiausiai gali būti priskaičiuotos papildomos palūkanų pajamos. Teisingiausiai būtų turbūt pasižiūrėti bent jau kaip minimum Lietuvos banko palūkanų normos statistiką, įsivertinti, kokia yra paskutinė skelbiama palūkanų norma, arba įsivertinti vidutinę palūkanų normą bent jau už praėjusius 12 mėnesių laikotarpiu ir nusistatyti palūkanų normą, kuri būtų artima rinkos palūkanų normai. Tokiu atveju tikrai išvengsite papildomų nereikalingų mokestinių rizikų. Jo labiau akcininkas, kaip fizinis asmuo, tada turėtų tiesiog gauti pajamas. Kitas klausimas. Holdingas išrašo sąskaitas dukterinėms įmonėms, kiek galima užsidėti prie kainos, kaip administravimo sąnaudos 5 procentai. Bet šitų sudėtingai surašyta. Jeigu tai būtų tik tais administravimo sąnaudos, tai tos sąnaudos gali būti perrašomos su 5 procentų antkainiu. Tačiau reikėtų pasižiūrėti atskirai, kiek holdingas teikia paslaugų kiekvienai dukteriniai įmonei. Tai jeigu, galima sakyti, būtų proporcingai tos paslaugos teikiamos, tai tuomet galėtume proporcingai ir paskirstyti visom dukteriniam įmonėm. Jeigu paslaugos teikiamos tik kai kuriom, o ne visom, tai tom, kuriom neteikėte, atitinkamai neturėtume taikyti šitų sąnaudų ir perstatinėti. Dar vienas klausimas. Transfer pricing lygis pas mus planuojamas nedidelis, apie 50 000 eurų per metus iš Latvijos į Lietuvą. Klausimas, prie tokių nedidelių sąskaitų, kokio lygio dokumentacija yra reikalinga? Ar galima jos nedaryti ir pasidaryti tik tokiu atveju, jei VMI paklausė, ar jį turime? Kokios gali būti pasekmės, baudos tokios dokumentacijos neturint ar nespėjant pateikti laiku? Jeigu apyvarta sandorių per metus neviršija 90 000 eurų, tai formalių dokumentavimo reikalavimų galite ir netitikti. Tačiau, kaip ir minėjau, rekomenduotina yra bent jau turėti apsirašytus pagrindinius kainodaros principus, kuriais remiantis nustatydami kainą tarp asocijuotų asmenų. Iš principo galite to ar nedaryti, tačiau mokesčių inspekcija turi teisę jūsų paprašyti
pateikti pagrindimą, kaip tos kainos buvo nustatytos. Tai, kaip ir sakiau, formalių dokumentavimo reikalavimo dokumentas neturi atitikti, bet iš tos aprašytos sumos turėtų matytis, kaip yra nustatoma ta kaina. Jeigu neturite, jeigu apyvarta neviršia 90 tūkstančių eurų, tai mokesčių inspekcija kaip ir neturi teisės skirti baudų dėl kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymo, tačiau jeigu nustatytų, kad tokie sandoriai netitiko rinkos kainos, tai atitinkamai mokesčių inspekcija gali pakoreguoti sandorių kainą. Kitas klausimas. Turtas įsigytas iš 3 asmenų ir išlaikytas 1 metus, perparduodamas susijusiai įmonei, neatliekant turto vertinimo. Koks antkainis būtų laikomas tinkamu? 5 procentai. Dabar gal iki galo nėra aišku, kai sakoma 3 asmenys, tai čia gali būti 3 juridiniai asmenys arba 3 fiziniai asmenys, bet perpardavimas susijusiai įmoniai iš principo turėtų būti atliekamas tikrai rinkos verte. Jeigu jūs netliekate turto vertinimo, tai tikėtina, kad ta kaina gali netitikti tikrosios rinkos kainos, kokią jūs nusistatysit. Šiuo atveju 5 procentų antkainis marža nelabai tiktų, kadangi tai nėra kažkokios tai maržos pridėtinės vertės paslaugos. Mažų mažiausiai turbūt ką galėtumėt pasidaryti, tai pasižiūrėti bent jau registrų centro vidutinę turto rinkos vertę ir pagal tai daugiau mažiau nusistatyti sandorio kainą. Kitas klausimas, jeigu Lietuvos įmonė yra audituojama, ar yra reikalavimas pateikti transfer pricing dokumentaciją audito įmonei? Šiaip tokio reikalavimo teisės aktuose nėra. Galbūt auditoriai gali jūsų paprašyti, siekdami užsitikrinti, kad jūs compliant, taip sakyt, su teisės aktais, bet visais atvejais įmonė pasiremdama kainodaros dokumentus, juos turi tiesiog archyvuoti. Jų pateikinėti iš principo nėra prievolės niekam, išskyrus tada, kai pareikalauja mokesčių inspekcija. Kokia yra įmonių praktika, jeigu valdanti kompanija, tarkim, kaip pas mus Lietuvoje ir dukterinėje Latvijoje, Lietuvoje yra dirbančių darbuotojų, kurie dirba Latvijos įmonės naudai, kaip įmonė padalina kaštus. Tai vėl turėtumėte pirmiausia įsivertinti būtent tuos darbuotojus ir, sakykime, gal visus tiesioginius ir netiesioginius kaštus, kurie yra patiriami Latvijos įmonės naudai. Jeigu turite kokius 2 ar 3 darbuotojus, kurie nuolat dirba Latvijos įmonės naudai, tai šių darbuotojų darbo užmokesčius kaštus turėtumėte padalinti ir priskirti prie savikainos. Taip pat turėtumėte įsivertinti ir kitus netiesioginius kaštus ir pasidaryti kažkokį tai vertinimą, kaip tie netiesioginiai kaštai turėtų būti priskiriami tai Latvijos įmoniai. Praktika, kaip sakiau, dažniausiai yra tokia, kad tas paskirstymo ratas yra kažkoks priskiriamas pagal kažkokį tai rodiklį, tai būtų ar tai pajamos, ar tai kažkokios tai sąnaudos. Ir svarbu, kad
būtų ir tiesioginės, ir netiesioginės sąnaudos priskiriamas Latvijos bendrovė, jeigu kažkokios tai paslaugos jai yra teikiamas. Rašo, laba diena, jeigu įmonė 23 metais vasario mėnesį paskolino 500 tūkstančių eurų dukteriniai įmoniai, paskolino 500 tūkstančių dukterinė įmonė skolą grąžino tų pačių metų lapkričio mėnesį. Ar tokį sandorį reikia deklaruoti? Taip, tai tokius sandorius reikėtų deklaruoti ataskaitoje FR0528, nepaisant to, kad metų pradžioje ir pabaigoje tų sandorių vertės buvo nulinės. Tačiau kadangi per mokestinį laikotarpį bent kartą paskolos vertė viršija 90 tūkstančių eurų, tai ką jam reikėtų padaryti, tai ataskaitos formos apačioje yra paskolų dalis, tai jums reikėtų nurodyti metų pradžioje ir pabaigoje paskolos likutį, tai yra nulį, ir taip pat reikėtų nurodyti sukauptas ir išmokėtas palūkanas. Toliau klausimas. Jeigu įmonių grupės visos įmonės yra Lietuvos juridiniai vienetai ir moka pelno mokestį Lietuvoje, ar tikrai reikalinga kainodaros dokumentacija? Ne, pagal sandorių kainodaros taisyklės sandoriai tarp lietuviškų subjektų gali būti nedokumentuojami, tokio oficialaus reikalavimo nėra, tačiau rekomenduotina yra pasirengti bent jau aprašomojo pobūdžio dokumentą, kuriame būtų numatyta, kaip buvo nustatytos sandorių kainos. Toliau, sandorių kainodara reikalinga tik tarp holdingo ir dukterinių, ar ir tarp dukterinės su dukterinė. Sandorių kainodara šiaip yra reikalinga neatsižvelgiant vien tik tais į subjektus, bet atsižvelgiant ir į sudarytus sandorius. Ar tai būtų sandoris tarp holdingo ir dukterinės arba tarp dukterinių ir dukterinių, jeigu bent viena įmonė viršyje 3 milijonų eurų apyvartą ir sandorio vertė viršyje 90 tūkstančių eurų, tai tokius sandorius bus privaloma dokumentuoti. Kitas klausimas. Jei įmonės sandoriai su susijusiais ir asocijuotais asmenimis yra vykdomi valstybės reguliuojamomis kainomis, kokios taikomos visiems klientams, ar tokie sandoriai turi būti atskleisti ataskaitoje FR0528 ir audituojamuose finansinėse ataskaitose. Ši ataskaita FR0528 ji yra privaloma visiems asmenims, kurie vykdo sandorius su asocijuotais asmenim. Tai nepaisant to, kad tokie sandoriai yra reguliuojami valstybės kainomis, tokie sandoriai turėtų būti deklaruojami šiuose ataskaitose. Dėl finansinių ataskaitų negaliu tiksliai galbūt pasakyti, bet esu matęs, kaip ir finansinėse ataskaitose būna atskirai pažymimi įvykę sandoriai tarp asocijuotų asmenų, matosi jų vertės, tai manau, kad ir finansinėse ataskaitose tai galėtų atspindėti. Liko 1 minutė, dar vieną klausimą pačiupsiu, tai rašo, sveiki, ar į apyvartą įtraukiama finansinė veikla, kaip pavyzdžiui,
gaunamos pajamos iš indėlius bankuose, bendrovės veikla, nefinansinių paslaugų teikimas. Tai taip, tai įmonės apyvarta sudaro visos pajamos gautos per mokestinį laikotarpį. Tai apyvartą turėtumėte skaičiuoti bendrai. Tai ačiū visiems uždėmesi. Klausimų, kurių nespėjau aptarti, tikrai galėsime susirašyti paštu. Ir dėkoju dar kartą visiems, kurie dalyvavote šitam webinare. Tikiuosi buvo įdomu ir naudinga ir galėsite šitas žinias pritaikyti savo kasdienį veikloje. Tai geros likusios jums dienos ir viso gero.